Man tai visada širdis skauda, kad yra daug žmonių, kurie nežino, kad yra tokia senjorų nuostabi stovykla ir aš kviečiu juos. Tai va, taip, va, Liucija, esi pati pakviesta, tai dabar norėtųsi, kad va, pasakytumėt į kamerą, kodėl, ką jūs pasakytumėt tam žmogui, kurio jūs nepažįstat, bet mūsų artimą lietuvį ir kad pakviestumėt jį, pasakykite, dėl ko čia verta atvykti ir kodėl, kas jums čia labai patiko ir kaip jūs jautėtės po tų 5 dienų sveikuolių stovyklos, bet kaip jūs jautėtės. Todėl, kad jūs tai esate, man tai jūs esate švyturys, aš be galo džiaugiuosi ir aš, žinokit, noriu paprašyti aukščiausių visų jėgų, kad sulaukus jūsų metų aš būčiau tokia kaip jūs. Va, taip, kad jūs ne tik jūs man esate didžiulis autoritetas, o kitiems žmonėm, kurie pamatys jūs, tai sakys, jie Tomare, jeigu tokie nuostabų žmonės būna stovykloj, tai ir aš noriu. Tai vat ir pasakyti. Nu, ką galėčiau pasakyti, aš paveikė mane, sudomino, kad yra tokia stovykla, kur gerai daro. Kur gerai daro? O ką daro? Ką daro. Ir, kaip sakant, ir mankštinams, ir maudoms, ir labai paskaitų yra gerų, kur tikrai daug įėjo į galvą. Darysiu, dar. Nu ir taip atėjo metai po metų ir vienais metais buvo, moterys, eikit, netingėkit, važiuokit, painat, nepainat, paeisit stovyklai, kada pasimaudysit, mankštą padarysit, būsit šaunuolės. Jūs jau skaičiavot, sakėt, kad jau tą kviesit. Turit jau pirštus užlenkus? Labai daug neturiu. Nu, daug nereikia. Kai sakant, jau daug netilps pas mus. Savo Marčią. Pakeisit o dabar šaunolę. Labai mažai bendrauju, daugiau namuose sėdžiu, tai neturiu ir tokių draugių. Bet pasakysiu ir vienai, ir kitai, su kuo aš bendrauju. Tai va, pasakykit, va jūs sakot, mažai bendravot, va čia buvo daug bendravimo. Kaip jaučiatės, va tam būry žmonių, kaip jautėtės? Nu, labai šaunu, labai visas draugiškas, o mane kaip babutė, tai saugojo kaip ta Jurgina. Jūsų saugot nereikėjo, aš vos spėjau paskui jūs. Nu, tikrai. O kas labiausiai, kas va taip įskiriuot, pavyzdžiui, šokiai buvo? Patiko šokti? Aš, žinokit, jaunystėj labai mėgau šokti. Taip. Ir dabar dar jau man, aš netuose, bet žinokit, man muzika sugroja, mano širdis vėl jau kalba, kojos kelojasi, galva juda ir bėgu toliau. Tai dabar, vat, kiek metų jaučiatės, kad atjaunėjot? Nes ir šokot, ir plaukėt. Atjaunėjot. Nu, kiek metų? Taip, atjaunėjau. Nu, tai 5 metų. Nors aš, žinokit, 70 metų esu ir dabar dar 80, aš jaučiu savo pajėgumą dar 80 metų. Liucija, bet jūs pasakykit, kiek jums iš tikrųjų metų? Nusakau, 80, dabar 5 jau eina. Birželio mėnesį, sueis jau birželio mėnesį 85. Ai, tai dabar dar 84. Su pusė. Tai man lengviau pasakyti. Supratau, teisingai. Teisingai. Tegu galvoja, kad 85. Taip, aš išsakau. Bet žinokit, neskubėkim uždaryti metų vartų. Neskubėkim, todėl kad, žinot, kol dar nesuėjo, tai nesakykim, ateis tie metai, nevykim taip. Bet žinokit, visos mano pažįstamos ir tik tu nesakyk, kiek tau metų. O kodėl? Nežinau kodėl, kad, reiškia, negali būti toks žmogus tiek metų turėdamas ir dar šokinės, sirpinėti ir be lazdytės eiti. Gali būti, vat, žinot, prisimenat, kaip mūsų stovykla vadinasi, senjorų? Koks pavadinimas mūsų stovyklos? Čia? Čia mes. Kažkaip. Mes galim. Taip, mes galim. Nu va, reiškia, ką jisai. Ir pajuntat, kad iš tikrųjų galit, ar ne? Galim. Tai nuostabus. Labai malonu, galiu pasakyti, va. Taip. Labai dėkoju už šiltus čia priėmimus, apie viską. Labai jau tikrai jau. Ir šokom, ir dainavom, ir sportavom. Ypač labiausiai man patiko, kad ryte mes einam į ežerą. Maudytis. Tai čia buvo tikrai labai. Ypač šiandieną rytas buvo labai gražus, labai smagu buvo. Visos tokios, rodos, kad mes
Vienas tas burbulas esam. Moteris, nesėdėkit ant sofutės, nežiūrėkit televizorių, judėkit, krutėkit, važiuokit, kur tik kviečia. Ir būsit sveikos visai, gražios būsit, linksmos būsit, nesensit. Ir kitą metą mes susitinkam senjorų stovykloje, mes galim, taip? Taip, mes galim. Iki pasimatymo. Ačiū. Ačiū, laukiu. Kitą metą laukiu. Taip.